Sveikučiai visi, čia Virgis motociklų mokyklų LT. Aš vėl Power Pulse LT. Sveiki. Pas Richardą. Šį kartą pabandysim giliau įlįsti panaudotas stendo galimybės, ką Richardas gali padaryti. Atsivežiau Suzuki savo GSX-R 750 K7 2007 metų. Čia kažkada. Prieš 2 savaitės jau garaže radau. Jau per motociklus radau numestą ir pagalvojau, kad visai būtų įdomu kažką pakeisti, nes aš su juo tam prieš 3 metus stantinau važinėjau ir man kažkas nepatiko. Šiaip kaip motas viskas super. Geometrija, stabdžiai, visas balansas labai gerai, tik tai būtent man nepatiko jo darbo diapazonas kažkur nuo 1000 iki 4000 susukimų tam tarpe, čia kas stantė yra tas pagrindinis toks ant pirmos pavaros, o pirmų bėgių nedaug apsukų. Tokie yra, kur ypatingai preciziniai dalykai, kad turi atsargiai su gazu elgtis. Motociklas turi važiuoti toks, kaip tolygiai, nes, pavyzdžiui, mes važiuojame galinio rato visą laiką, taip stabdžiu prisilaikom kažkiek, gaunas, kad variklis tempia atgal, mes stabdžiu gražiname į priekį. Ir tarkim, jeigu reikia kažką pasitaisyti gastelinę, pavyzdžiui, Kawasakis, jisai toks atleidžia klaidas, toks atrodo lyg suvėluoja ir toks, ne taip, o sūzus griebiais. Čiukštelna ir nežinau, ką daryti tada. Verkiau, liūdėjau, ten paskui prisiminiau Richardą ir sako, gal ir galima tą dalyką įspręsti. Jo, tai labai gerai, kad Virginijus pasako, kuriuose sūkio diapazonuose, kas vyksta su gazu. Tai aš bandysiu atsigaudyti būtent ten tas norimas vietas, išsijungsiu, susivaldysiu savotiškais. Išmetimo sklendę dar čia turim, antrinės sklendės dar lygiai turim, susivaldysiu pagal save. Sustatysiu kuro mišinius į normos ribas, tada, manau, sakysiu, kad Virginijus lai pabando prasivažiuoti pagal mano nuomonę, pasakys, kas yra dar blogai ir bandysiu dar aš pasikoreguoti, kad pagal jo skonį būtų priderintas grinai tas visas gazas, tiek galingumas, tiek visas komfortas jam važiavimas. Jo, ir tarkim dabar, o ką gal pats galėtum pasakyti apie būtent tokius Suzukius, ką su jais galima padaryti ir juos kiek galima programuoti ir ką iš jų galima nuveikti? Šiaip kaip modelis, jie, manau, tos labiausiai turbūt žinomiausias, o kaip turbūt Beomų seną plytą yra, tai čia senas Suzukis. Jo, jis turi savo tam tikrų niuansų, tai netgi yra kažkiek žinoma daugiau, tai vožtuvus Jonas būna atitrūksta, nes yra 2 mišinių suvirinta į krūvą ir subarsto motorą, priekinių stabdžių cilindriukai turi problemą, būtinai sankabos daviklių turi turėti, bet kaip mocas, jis... O čia yra sankabos, tas kliuč switchas. Ja, liepiau pasidaryti. O kodėl tu man jį liepiau pasidaryti? Iš tikrųjų, jis nueina visiškai giliau, greičiausiai į programos vietą ir jis pradeda riboti savo galingumą, visi skundžiasi, kad netaip važiuoja ir panašiai, ir būna sutrupinti stabdžių sankabos varlytės, daviklis, pasikeičia, įsideda originalą, viskas susitvarko ir ko puikiausia. Tai dar tiek neišpurtėm, kad žinot, kas ten iš tikrųjų 100% pasikeičia programą. Kažkas matyti visi, kaip į serviso režimą turbūt kompas mato, ne kažkas. Serviso režimą, bet yra toj daug gilesniai vietoj, kur jau ne visi mirtingieji gali prieiti. Tai visi Maskas su Trumpu tik tai gali savo kanalais. Ne, viskas įmanoma, tik tai čia labai reiktų daug darbo įdėti, kad susirast tą vietą, tikrai daug darbo. Gal ir net neverta. Iš tikrųjų,
kai galima įspręsti. Jo, iš tikrųjų, pinigų laiko atžvilgiu tai nelabai verta tiek purtyti ir gilintis, tai, nes jau Virginijui prieš tai parodžiau, kaip atrodo programa, grynas failas, hex kodas visas, tai klausiu, kaip aš ten ką suprantu, bet, žiūri, nėra ten tai blogai. Tai kažkada gal jų atsipurtysim tiek, bet nemanau. Nežinau. Pasikeis vis tik elektriniai pasidaryti, matai, vandeniliniai, gal kitos technologijos. Ja. O gal kas, kol turim benziną, tai... Lego bus gal kažkaip, įsistumė variklį, ten kitą įsideda tokį kaip kitas. Ja. Tai va, tai dabar, kokia dabar bus eiga? Vėl mes įstatom, ne, pastatytas ant stendo prasukimas. Jo, eiga tai elementari, paprasta, tai viską turim, kaip jis atvažiavo, nusirengėm, prisirišau diržais, sušildysim tepalą, sušildom būtinai. Antifrizą irgi žiūrim, susikalibruoju stendą, pasiruošiu viską, pasidarom vėl baseline sukimus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kada sustos mums galingumas kilt. Tada atsivesinam duslintuvą, aišku, su tokiu vėju, kad ten 3 minutės ir bus šalta, įsisuku zondą, atsijungsiu aš zondą, įsiprogramuosiu, nes aš norėsiu kuo daugiau gauti kontrolės programos metu ant gazo. Susisuksiu vadinamą vaidbendinį zondą, kad aš matyčiau jau didelį diapazoną kuro mišinio, o čia gamykliškai vadinamas yra narod bandas, kuris matote tai vieną mišinį. Ta vadinama, į publiką žinos 14,7, 14,68, jeigu ten su etanoliu ir panašiai. Susisuksiu tą, susijungsiu diagnostinį jungtį, suvesiu viską į krūvą, simuliuosiu apkrovą su elektromagnetiniu stabdžiu, kad visą diapazoną išsigaudyt kuro mišiniu ir tai kartosiu procesą kokius 2, 3, 4 kartus, kada aš jau matysiu, kada aš jau stoviu vietoj. Ir tada pradėsiu daryti pilnos galios sukimą, pradėsiu daryti midrange sukimą, žiūrėti kaip kreivė, kuriuose vietose kas ar trūpa blogėja, ar kokia duobė atsirado, ar kažkas tokio. Apačią patikrinsiu, jeigu viskas gerai, tai tada eiga viską atkabinam, bandysim pralėkti. Bandomės, nepadarom, jo. Pasibandom, žiūrim kaip gaunasi. Tada lauksiu vadinamą feedbacko iš raiderio ir pasakys, kas jam patiko, kas pasikeitė, ką norėtų pakeisti. Grįšim, ištrauksiu kompiuterį, bandysiu tada greit ranką vėl pakeisti, vėl pabandysim procesą tol, kol bus patenkintas. Čia tokiam dalykui prasukimui užtenka ten 2 litrų benzino? Visada nenoriu, kad būtų rezervas, kad nenoriu, kad degtų. Rezervas, priklausomai nuo modelio, bet turbūt kokie 4-5 litrai. Kažkur jau. Nes tikrai nenoriu, kad sukimo metu užsiliesintų mišinys, kai yra motoras pilnai ant apkrovos, nes tada užsiliesės mišinys, atsidėlės temperatūros ir gali pradėti lydytis viskas. Čia pradėti stumokis žydaks. Taip, tai va, iškart jau pasižiūrim šitą, pasižiūrim tepalus, kuras, šviežias, gražus, ypač po žiemos galioja, kas atvažiuoja programuoti, visiems pasakau, išleistas senas kuras, supiltas naujas. Ja. Ne 4-5 mėnesių, nes benzui, 4-5 mėnesiais jau pradeda nusidusuoti. Oktanas krenta. Taip, oktanas krenta, tai kai atvažiuoja programuoti motociklą, nenori tokio dalyko prasišauti dėl 20-30 eurų. Profilaktiškai irgi visiems įspėju, filtras geros būklės, išplautas nesenai arba naujas, iki kokio 1000 kilometrų zondas atsisukt, jokių tepalų nutekėjimų, tepalo susižiūrėti, ar viskas tvarkoja, nesenai keistas, nėra ten ant ribos, nėra juodas. Žvakės rekomendacija pasikeisti, jeigu senai keistos, arba vidurkis, kad jų bent jau būtų, kad jos nebūtų senos, vožtuvai irgi pagal manualą, kad būtų prižiūrėtas, kad realiai būtų, kad techniškai tvarkingas pagal manualą prižiūrėtas motociklas, o ne vožtuvai niekad nereguliuoti, žvakės niekad nekeistas, filtras niekad neplautas. Ne toks kaip tas Kawasaki. Ne. Jis ten filtras plautas, tepalai keisti, bet jisai pats blogas. Bet pats blogas. Tai techniškai turi būti tvarkingas motociklas, padangų irgi šniūrai nesiardyt, grandinė irgi neplevesuot, nepertempta, sutepta, prižiūrėta. Štai vietoj gal išimtis bus. Tribos, bet čia, lėtaigis yra šiek greiderio funkcija. Tai jo, trumpai, taip techniškai tvarkingas motociklas, visiems būna dažniau spėju šitus dalykus, kad atvažiuotų susitvarkę arba būtų nesenai padaryta ir panašiai, tada galim daryti programą. O dar toks klausimas, jeigu, tarkim, išmetimas, mane, kaip dabar dėl triukšmingumo ir baudos ir negalima važiuoti. Tarkim, būna, kai žmogus nuo technikinės iki technikinės važiuoja su kiauru išmetimu,
technikinę varą su kažkokiu tuo. Dabar killeriu. Jo, tų killerių, tai kaip, tarkim, kokį variantą geriau atsivežti jam? Ta, kur pastovi važinėsi, ne? Daugiausia laiko. Tikrai taip, kada koks nori klientas dažniausiai ir važiuos, nes tikrai bus skirtumas. Aš esu netgi susidūręs pernai, kad buvo netgi Kawasakis, ZX10 Meras, neatsimenu, neaktualu, buvo samodėlinis vadinamas DB Killeris. Ir litrinis mocas su to DB Killeriu garažinio išsuko 50 arklių į ratą mažiau negu turėjo. Čia kaip mano tas Kawasakis. 50 tai yra didžiulis skirtumas. Gal ten tėvas mano to 600. Ja. Tai buvo tokia, kad sukur kažkas labai smarkiai šnypšė. Belė kaip šnypšė, išsitraukų, mocas atsigavo viskas. Tai turėjo persidėti, nes tokiu atžvilgiu gali netgi ir susprogdinti motorą. Jis slopina, tada slėgis susidaro temperatūros ir pradeda tai. Yra kur tikrai geri DB Killeriai, tai padarydavau eksperimentą ir kad klientus irgi norėtų ir apsispręstų, ar suvažiuoja, ar bevažiuoja, tai padarau, tai būna, o jeigu litrinis mocas kokių iki 5 arklių skirtumas, tai ir tada duodu apsispręsti per kokią valandą, ar su DB Killeriu, ar be DB Killeriu, bet jo, išmetimas turi būti paruoštas maždaug, su kuo tu visada važiuosi. Jeigu taip trumpai drūtai. Bet visada stengiuosi klientui duoti svarstyklės, pasirinkimą. Optimaliausią variantą. Jo, optimaliausią variantą, jis lai pasirenka, jo motociklas, jis važiuoja su juo, aš jo realiai įrankis, kur galiu tiesiog patarimus duoti. Supratau. Nu ką, tai čia mažiau plepalų, daugiau darbų gal, ne tada? Jo, darbo daug nusimato. Pašildom, prasukam, ne, pasidarai pirmą tą. Jo. Tada matysim toliau. Nu ką, prasisuko mocas, tai ar geresni rezultatai nei mano Kawasakio? Geresni daug, bet tikrai trūksta nemažai. Reiškia, irgi mechaniškai, ne, turbūt? Greičiausiai tikrai taip, bet pasižiūrėsiu iš kuriuose vietose, kas vyksta, kažką tikrai surasim gyvai žiūrint, bet trūksta apie 10-14 gerų 14 jo arklių į ratą mums trūksta. Bet čia netgi neatsižvelgiant į jo amžių. Ne, tikrai ne. Jo, tai čia toks iš tikrųjų čia negerai. Tokia kaip antireklama, aš niekada neparduosiu tokio daiktą. O man irgi, nes aš darysiu techniškai netvarkingus motociklus ant programuose. Ja, bet iš ties išsuko kaip 7 PM, išsuko kaip stiprus 600. Dabartinis tas, netgi ne visai dabartinis, o tas nuo 2010 kažkur ten. Ja, kažkur nuo 2010, 2013 ar 6, 13, B6, net garažą pas mane stovi, tai 114 ar 115 netgi suka. Čia netgi tos 6 ninjas, 636 turėtų daugiau gal net suka. 636 naujesnė suka apie 120 ratą, jeigu atsimenu. Nu tai va, tai blogesnis negu 636. Taip. Bet man nereikia to, aš noriu pačios. Čia darbinis arklys. Tai ką, dabar jungsim daviklius, jungsim zondus, diagnostinės jungtis pasijungsim, žiūrėsim visus gyvos parametrus, žiūrėsiu, kas vyksta, programuosim visuose diapazonuose, su visom apkrovom simuliuosiu.
Virginijos galės kavos į tą tarpą atsigert. Bet jeigu man dabar, jeigu reikia tik tai va, to apatinio, pačios, bet vis tik reikia viską daryti. Aš sutvarkysiu bet kokiu atveju vis. Bet ten tvarkyti gal net nereikia. Jeigu pas mane esat, aš sutvarkysiu, tada prasėsiu visą. Bent Man reikia, kad būtų apačia gražu, gal tai nebūtų. Bent jau aš sutvarkysiu į normos ribos, bent jau vieną kartą prasėjusiu visas lenteles, pasižiūrėsiu po antro karto, kas kaip jie, jeigu jis eis į normos ribos ir jeigu tikrai nereikia, negaištų aš tada laiko, aš daugiau atsižvelgiu iki 7000, kokių manau, susukimų, visą tą gazo filą, pasižiūriu ir viskas ten normos ribose, viskas ir tada važiuosim tada testuoti. Tas viršus kaip lygiai eina, netoliau ten. Ja, bet pasižiūrėsim, kurioje vietoje yra mišinys. Jeigu jis mums yra žiauriai riebas arba žiauriai liesas, tai aš bet kokiu atveju tikrai norėsiu sutvarkyti bent jau normos ribos. Reikėtų. Jo. O tarkim dabar toks dalykas, kaip žvakės irgi gali įtakoti tą dalyką. Viskas gali įtakoti. Vožtuvų tarpai, degimas, žvakės, kompresija, viskas gali įtakoti. Taip pirmas dalykas kompresija. Nu gerai, tai ką tada? Daroma, ne? Jungiasi daviklių, zondas, esinam dabar kol kas ir darom. Na, Ričardai, atsibodo, žemė blaut, kaip kaukė tas motociklas. Čia papasako, ką tu čia jam padarėjai, nes ir kas atsitiko, kas tam pasidarė tos kreivės. Jo, darbas tikrai nėra greitas, tiek preciziškumo, tiek laiko atžvilgiu labai daug suvalgo laiko. Tai ką pagrindė padariau, tai kadangi tai yra stuntinis motociklas, tai išjungiau immobilizerį. Išjungiau immobilizerį, aš pamačiau, kad Virginijos raktas yra sulaužytas, tai galvojau, kad varžybos ar kažkur bus problema, tai išjungiau immobilizerį, nes mygtukai įsidėt. Jo, spynelį išmėsi daug. Jo, sekantis dalykas, išmetimo sklendė kodą išjungiau, bet palikom funkcionuojančią, nes Virginijos kaip tik galvojo, kad pasieksperimentuosim kaip su ir be jos. Žiūrėsim, kuris geresnis pojūtis, įjungiau purkštukus numestos gazijos metu deceleracijoje vadinamoje. Tai tuo atveju motociklas bus nuo nulio gazo padėties ant grįžtant švelnesnis, kur irgi tuo pačiu dalyku skundėsi. Tiek mažesnis bus engine brakingas ir jis bus netoks aršus. Suankstinau ventiliatorius iki gan labai mažai žemos temperatūros, 85 paleidimas, 80 gesinimas. Kuro mišinį visą sutvarkiau, sustačiau visas normos ribas, į gazo dugną labai ten nesiorientavom, jo prašymų taupyti laiką, nes ten nėra daug aktualu, bet orientavausi labiau iki 7000 kažkur apsisukimo ir mažos gazų padėties. Darbinis režimas. Darbinis jo režimas, nes tai ne race bike'as, tai yra stunt bike'as, jis visiškai kitaip turi darytis. Labai svarbu feedbackas iš vairuotojo, kad tuneris galėtų atsižvelgti. Pereiti degimo žemėlapiai, pažiūrėti, kas nepatinka modsui, kas patinka, visos padėtys sutvarkytos, viskas. Tai jis dabar normose.
Ir galim pasižiūrėti kreivę, manau, netgi labai nesistengus priaugom mes 6-7 arklius į ratą. Tai ne taip ir blogai. Kadangi jų vis tiek trūksta, bet mes mechaniškai nesigilinsim, nesitvarkysim. Tas mocas, bet 7 pliuso turim. Realiai nuo 5-4 arklių visą midrange turim prieaugį ant gazo dugno. Tai čia realiai vis tik, tai galima sakyti, rezumuojant, kad ir, tarkim, tą turint ten keliolika metų motociklą į purškiminį, realiai čia pas tai atvykus, tu pareguliuotum tą dalyką. Dažniausiai esu tikrai ne vieną, ne 2, ne 3, ne 4 sudaręs ir tos senolius. Tai bet tie senoliai dažniausiai pas juos yra per daug kur. Tai nuėmus kurą priauga natūraliai tų arklių net, nes jau pradeda jis kimštis, prisidaro ne volumetrikas, visiškai ne efficiency motoras, jis turi būti, jis dirbti efektyvumui. Jo yra per daug ir jis automatiškai krenta gale, o kai susitvarkai, susistatai visą tą diapazoną galios nuo 0 iki 100% galios į normas, viską, visus mišinius, tada natūraliai netgi auga tas arkliai. Tai reiškia, kad motociklai patinka, skuro mišinys, jis reiškia, daug yra pajėgesnis ir gali su daugiau arklių. Jo, o dabar, tarkim, čia buvo 114 ten kažkiek arklių pradžiai, kai atvažiavau, dabar yra 121 ir čia be jokio mechaninio įsikišimo, grinai suspaudai kažką. Tai čia kodėl tas taip atsitinka, kad... Motorui patiko, ką aš padariau. Patiko ta pica? Jo, turbūt patiko pica. Kur mėtėm ten per žvakių skylės. Jo, patiko. Viskas patiko, kas buvo padaryta. Tikrai turėtų ir vėsiau dirbti, ir komfortiškiau, ir gazas turėtų būti geresnis. Tai... Jis tipo, kaip kai ateina iš gamyklos, vos ne kaip naujas, ten jau jam būna viskas kompiuteryje padaryta, gamykloje suprogramuota, bet metams bėgant, dėvintis viskam, reikia realiai perdaryti tą, kad Tikrai rekomenduojame perdaryti jį, vėl atstatyti savo normas, nes viskas dėvisi, žiedai, vožtuvai, viskas, ta prasme, dėvisi, kintas. Net sklendės. Taip, net sklendės, viskas dėvisi, tai jo. Čia iš tikrųjų labai toks puikus pavyzdys, kai ten nebūrimas iš kovos taršių, aš atsivežiu motociklą. Viską čia pasidarėm, čia kelių valandų bėgė, tas matosi pokytis. Pavyzdžiui, tų pačių arklių ant galinio rato, tai čia daug. Grįžtant dar prie akimirkos prie tos senesnės temos, netgi žiedininkai, kurie preciziškumo nori, jie kas sezoną pas mane atveža motociklą, kad aš patikrinčiau, vėl sustatyčiau į tas normas, kiek jis ten buvo nusidėvėjęs. Ir vėl jie važiuoja sezoną arba sezono metu, jei kažkas nutinka, jie vėl pas mane ten važiuoja, viskas keičiasi, viskas dedasi. O čia jo, puikiai matosi prieš ir po. Čia aišku, kreivė parodyta gazo dugną, bet sutvarkytas visas kitas mepas, tai bus labiau atsižvelgta, pamatys Virginijus pasvažiuojant už gazo rankinus, manau. Jo, dar toks įdomus dalykas, ten kur sakai, kad ant laisva padėtis ir jungiant bėgį apsukos persimeta. Taip, padaryta, kad jo, nes stunteriai visada važiuoja aukštesniem sūkiam. Kodėl taip yra, nes turbūt lengviau kontroliuoti motociklą ant vieno rato. Todėl, kad mažiau reikėtų ranka dirbti, tas toks... Taip, stabilesnis pasidaro, aš esu stunteris, aš labiau žiedininkas, tai man tai sunkus dalykai. Bet tie sūkiai negali būti aukšti, nes mes į bėgį, tai bėgių žakutė turbūt greičiau, labai greit lūpšia. Jo, jeigu jungs iš karto. Tai padaryta dabar neutralo, dirba apie 1500 visiškai praktiškai gamykliškai sūkiai, simeta bėgis, sūkiai sukyla apie 2,5. Jeigu reikės Virginijus, jis pasisuka dar mechaniškai pasidaręs. Mechaninį, jo. Pasisuka dar sūkius susikelia ir tada važiuoja. Čia jau yra nuo žmogaus priklausys. Jo, tai dabar ką aš tada keliamės susirenku, pasibandau, kaip viskas vyksta. Jo, suku lauk, jungu lauk fiškės, jungu lauk zondus, viskas jau išmetimas atvėso, galim nusirengti ir varom pabandysim. Jo, ką varom. Let's go!
pasibaigė šiandienos darbai. Jo. Rezumuojam tada, ką čia mes nuveikėme. Purvini, pavargę. Jo, atrodo, čia Jo. nieko nepasidarė. Atrodo nieko, bet pavalgė. Nežinau, tai Virginijau, geriau pasakykit, ką aš padariau, pralėkėt, pažiūrėjot, kas pasikeitė, kurioje vietoje, kaip ką. Jo, tai dabar buvo 2 variantai, 2 bandymai. Ne? Pirmą bandymą buvai padaręs, kad engine tą breiką, variklio stabdymą nuėmęs. Būtų minimalus. Jo, kad būtų minimalus, tai toks pojūtis, pats mūsų, aš vien išvažiavau iki to keliuko, kur galėjau pasibandyti, toks jisai gyvas, jisai iš karto šoka, lekia toks. Atrodo, kitas mūsų. Kitas pocas su pojūčio, o kai pradėjau ant galinio rato pasikėliau, tai tas toks jisai keistai, pasikėlė. Ir kai nėra to variklio stabdymas, toks... Ja, ką ir galvojau, kad taip ir bus, reikės koreguoti iki nuo. Jo, toks netgi gavosi, kad sunkiau su jau važiuoti. Jisai tapo daugiau toks gatvėje lėkti. Tada grįžom, tu padarėjai, kad... Ja, aš nuėmiau biškį kokius 5, gal iki 10% kuro deceleracijos metu. Perrašiau kompiuterį, nenorėjau giliau lyst, kad jis nebūtų vėl grįžtant ant gazo aršus, ar nebūtų per daug jau stabdymų, kad nepasikėlus, kad jis nekristų iš karto, bet pasikeltų, kad jis būtų kažkur vatamorio pozicijoje. Ir tada vėl daviau prasibandyti. Jo, tai antrą kartą aš išvažiavau, tai vėl jisai dar kitoks, tas motociklas, bet jisai... Kelių procentų užteko. Jo, dabar jisai pasikėlus toks, jisai jau laikosi. O, aišku, čia nebuvo tų sąlygų pasibandyti, nes iš tikrųjų apsivėlinom su temo, nematau, kur važiuoti, labai nerizikavau. Bet tas pats pojūtis, kad dabar užrištukis man duotų, nematyčiau, ką važiuoju, toks aklas testas būtų, nepasakyčiau, kad ten tas vūzas, kur prieš tai atvežiau. Ne. Čia iš tikrųjų čia ne kažkoks, ne reklama, ne kažkas, bet visiškai kitas mūsų. Aš norėjau, kad pasakytumėt savo nuomonę, kaip pravažiavus po programavimo, negu aš kaip visiems komentuoju, kas pasikeičia. Jūs ne šiaip ten gatvinukas važiuotojas, jau prostantinis, aš manau. Aš toks nueidinėjantis, bet dar kažkiek žinau, kažkiek žinau ir galiu tą dalyką. Ir tas tarkim irgi, kur pradžia buvo 114, variklių, 121 pasikėlė. Ja, kreivę galėsit, manau, pamatyti mano puslapį ir manau, gal video įterpsit. Kad būtų aiškiau pasižiūrėti. Jo, šią įdėsiu, bus čia. Šią vietoj bus parodyti. Ja. Dar tik ištobulės video, bet, žodžiu, labai liuks. Labai rekomenduoju Richardą Powerpulse LT. Iš tikrųjų, galima kartais, gal ne kartais, vos ne visais atvejais, jeigu su motociklu kažkokia abejonė, kažkas jaučiasi, kažkas dirba ne taip, puikiai manau pagydyti, pataisyti, pagerinti. Tai. Tai va, tai ką, dėkui. Tom kartui.